Bankas atsisakė susitikti, kad išspręsti skubiai klausimą. Tai leiskite man vykdyti politinę kampaniją, kur Vyriausioji rinkimų komisija lapkričio 14 dieną, lapkričio 14 dieną mane užregistravo oficialių kandidatų ir oficialių politkampanijos dalyvių. Ir bankas žmonių paaukotus pinigus man neleidžia vykdyti politinės kampanijos ir jau 2 sąskaitos yra neapmokėtos, transportavimo sąskaita, kuri sakė, neišduosime jūsų atvežto laikraščių. Neišduosime laikraščių, neiškrausime, kol neapmokėsit. O aš negaliu jų apmokėti, nes nuo vasario 16 neleidžia. O Vyriausioji rinkimų komisija pasako maždaug, mes nieko negalim padaryti bankui. O ar kreipėtės tik į vieną banką, ar reikia ir kitus? Ne, mano rinkiminė sąskaita privalo būti vienam banke ir jinai yra Svedbanke. Joje turėjo būti 0 lėšų ir šitą rinkiminę sąskaitą turi tvarkyti mano iždininkė, su kuria oficialiai užregistruota šičia ir sudaryta sutartis Vyriausioji rinkimų komisijai. Ir pradžioje bankas nedavė mano iždininkiai teisės prisijungti prie tos rinkiminės sąskaitos. Tai jų sąskaita kaip ir buvo atidaryta, aš teisingai suprantu. Sąskaitą atidariau, o iždininkiai, kuri turi tvarkyti sąskaitą, daryti pavedimus ir teikti informaciją Vyriausiai rinkimų komisijai, jos toks darbas. Ne aš, o jinai teikia. Nu taip. Ir jai neleido prisijungti prie mano sąskaitos. Tiek, to gali kažkas kitas užmokėti šitos laikraščius ir paskui... Tai šiuo metu aš esu priverstas sulaužyti įstatymą sulaužyti ir apmokėti iš savo asmeninių lėšų, nors tai draudžia įstatymas. Bet jūs provokuoja tai padaryti, gaunasi. Tai jie sąmoningai mane stumia į šitą situaciją, būtent sąmoningai. Arba kitaip sakant, jeigu aš to nedarau, tai mano politinė veikla nuo vasario 16 dienos yra sustabdyta. Tai yra tiesioginis banko kišimasis į Lietuvos prezidento rinkimus. Ir užsienio banko, ne Lietuvos banko, užsienio banko, Švedijos banko kišimasis. Tai o ką bankas sako apskritai? Bankas atsisako susitikti ir pasakyti priežastį. Atsisako sakyti kažką. Jie pasakė, mes nepadidinsim jums limito, mes nepadidinsim. Kitaip sakant, reikia laukti, kol mėnesis pasibaigs. Kovo 1 dieną aš jau galiu vėl vykdyti pavedimus. Bet vėlgi tie pavedimai yra tas ribotas limitas ir jūs, kaip pamatėt, gali jo elementariai neužtekti. Tai taip, dar kitas niuansas yra. Šita sąskaita, palaukit, šita sąskaita yra banke, kuriame aš savo asmeninę sąskaitą turiu. Tai jie limitą, abi 2 sąskaitas sudeda ir vieną limitą pateikia. Iš 2 sąskaitų vieną limitą padaro? Padaro vieną limitą, tai dabar aš Svedbanke savo asmeninių pinigų už 100 eurų, ką nors nusipirkti per banką negaliu. Aš negaliu. Jūs negalite net maistą nusipirkti? Taip, jeigu reikia, pavyzdžiui, pavedimą padaryti mano, pavyzdžiui, apmokėti už dujas ar už elektrą. Netgi paslaugas negalite? Aš negaliu, nes viršytas limitas. Tai ta prasme, ir išsiimti pinigų kortelę negalite? Oi, šito nebandžiau išsiimti. Gal jūs galite išsigryninti dalį pinigų? Apmokėti Vyriausios rinkiminę sąskaitą aš galiu tik tai pavedimu, o ne kitaip. Tai būtų nusižengimas ir labai griežtas nusižengimas. Tai šitoj vietoj Svedbankas, mano suvokimu, elementariu ištvirkauja ir savivaliauja, besikišdamas arba dalyvaudamas Lietuvoje politinėje kovoje. Reiškia palaikydamas tam tikrą politinę jėgą, bet tikrai ne mane. Eduardai, klausimas toksai, kai steigėte rinkiminę sąskaitą, tas limitas buvo iš karto uždėtas banko? Ar jūs galėjote tenai pasakyti, kad 50 tūkstančių, 100 tūkstančių? Jo, ne, jisai iš karto buvo. Bet galėjote jūs tuo metu dar kol nedalyvauti rinkimuose pasididinti, pamažinti? Aš teoriškai imant... Jūs tiesiog nežinojot, kad jums reikės? Teoriškai imant turbūt galėjau, ar ne? Bet man tiesiog tų pinigų... man tų pinigų nereikėjo. Mano asmeniniam sąskaitom užtenka mažesnės sumos, ar ne? Dabar, kai prireikė... Kai jau įsibėgėjo? Taip, tai tada pasakė, kad aš turiu 2 savaitėms sustabdyti politinę veiklą.